kur krypsta gamybos novatorių mintys. Antanas Čepas. Mašinistas turėjo dirbti vien iš klausos. Nei pamainai berods mes kurie sekė viską patikrinu, taip toliau ir o aš stojau pirmas iki. Netiek daug, truputėlį reikia užtenka šito šiferio audeklo apsukti porą kartų ir jis nuoseklus. Pirmajam Respublikoje ir pirmajam. Здесь есть дерево. Самый 7-й год я привил с этого. Здесь растет шаровидный клен позже. Плюс еще показывает нейлон. Значит, им было интересно, почему. Круг этого декоративного камня, чтобы оно не было большое. Да, это все было сделано векшней. Около 200 лет назад была мечта сделать визуaliai matyti šito pavyzdžio. Bet kuriame apželdiname žemės plote ar plotelį, nes vanduo tai ir, sakysime, rengti tokį akcentą. Čia pavadinta konkrečiai esant svečiams ir visai. Tokį miniatūrinį apželdinimą. Turint, pavyzdžiui, tokį pasidarytą konfiguraciją, praturtinti geometrinių formų, įvedu pavyzdėliai. Padaryti tą karbą formuojant ir visą tie pavyzdėlių. Mėgstantiems japonų meną patartina rengti japonų, pavyzdžiui, akmenų. Pavyzdys, kaip įsirengti japonų akmenų grupę. Norint kuo efektingiau išnaudoti apželdinamą plotą, reikia gėles. Todėl, kalbant apie spalvų derinimą, pavyzdėlis, kurį iš Rygos operos ir baleto teritorijos apželdinimo medžius. Kalbant apie kontrastų išdėstymą želdynuose, geras, sakysim, pavyzdys. Картину Петергофа в натуре. Очень там видим, женился на литовской девочке. Шауляй приехали, половина немцев, половина литовцев. И вот они, есть такое топорическое искусство. Здесь как раз цветут дерево, которое цветет августе. Форму, субедиюсь аугалу, лаю форму. Akmenės krašto bendruomenė ištiko skaudi netektis. Po sunkios ligos mirė Akmenės rajono garbės pilietis, dendrologas mėgėjas Antanas Čepas. Gyvenimą paskyręs žydinčios ir žaliojančios augalijos įvairoviai, gimtojo krašto grožiui, velionis į amžinybę pašauktas pačiame vasaros gražume.